noriu padėkoti visiems susirinkusim čia ir tai palaikančius tiesos kelio paieškas. Manau, visi sutiksite, kad Drąsiaus byla jau seniai peržengė vienos šeimos ribas ir tapo lietuvių tautos kova prieš lėtai slengiantį melą, piktą miglą ir tam tikras valstybės atstovų grupės. Užsitęsęs teisininkų bei Lietuvos vadovų abejingumas tik dar labiau įaudrino visuomenės pasipiktinimą ir nepasitikėjimą Lietuvos teisėsauga bei tam tikrų valdžios grupių interesais. Todėl šiandien mes susirinkome reikalaudami viešo, sąžiningo ir atviro teismo proceso Kedžio byloje bei vidinio tyrimo Lietuvos teisminėse bei Valstybės saugumo departamento struktūrose. Mes kreipiamės į Lietuvos Respublikos prezidentę ir Lietuvos parlamentą nebūti abejingiems ir inicijuoti galimo poveikio tyrimą, kuris būtų visiškai atviras ir tik todėl įtikinamas. Kviečiame vienytis ir palaikyti vienis kitus visame pasaulyje, nes tik taip per viešumą ir atvirumą mes galime siekti, kad Lietuva iš tikrųjų taptų nepriklausoma demokratinė valstybė. Ačiū už dėmesį. Sunku save matyti per ekraną, kai visą laiką filmuoja kitus, bet kokiu atveju aš užsirašiau, kad nepaklyščiau savo minčių eigoje. Mėly išeivijos lietuviai, šiandieną mes esame čia kartu, kaip ir savaitę anksčiau, priešais Lietuvos ambasadą Jungtinėje karalystėje. Nepasmerkti joje esančius darbuotojus, jie yra tik tarnautojai, kurie vykdo po naujos Lietuvos Seime ir vyriausybės valią. Mes esame čia tam, kad per Lietuvos valstybės atstovybę prisibelsti iki beveik visiškai sąžinę praradusią Lietuvos teisėsaugą. Sakau beveik, nes iki paskutinės minutės sunkiai, bet visgi norisi dar tikėti, kad dabartinė Lietuva dar vis teisinė valstybė. Paremta visų pirma lietuvių tautos, kaip Lietuvos valstybės kūrėjos, visuotinai pripažintos moralės ir teisingumo principais, kuriais visada didžiavosi mūsų protėviai. Mes esame čia dar kartą palaikyti šviesų Drąsiaus Kedžio atminimą, kuris nesitaikstė su pedofilija Lietuvos teismuose ir bandė kovoti su jos dangstymu iki galo. Ir galų gale, būdamas nelygioje kovoje, šių metų balandžio 21 buvo rastas negyvas Kauno apylinkėse labai miglotomis ir neaiškiamis aplinkybėmis. Drąsiaus Kedžio atvejas toli gražu ne pirmas ir ne paskutinis, bet būtent šis atvejis perpylė mūsų Lietuvos tautos kantrybę. Šiandieną, skirtingai nei mano Lietuvos teisėsauga, mes esame čia teisėtai išreikšti savo tautinį ir pilietinį protestą nihilizmui, kuris įsišaknijo ne tik vyriausybėje ir Seime, bet ir visoje Lietuvos teisinėje sistemoje. Mums, tiek kartų apgautais Lietuvos valdžios ir praradusiems pasitikėjimą ją, sunku tikėti skubotomis prokurorų ir teisėjų išvadomis, kurios nėra skaidrios ir prieštarauja viena kitai. Skaudu girdėti, bet šiandieną tenka pripažinti, teisinis nihilizmas remiamas politikų elito jau daugiau nei 20 metų nebepriklausoma nuo tautos, įsišaknijo taip smarkiai, kad į šią bylą kištis bijo net Seimas. O bylos eiga paliekama spręsti neliečiamam teismo mafijos karteliui. O kiek panašaus likimo bylų yra užglaistyta ir sąmoningai paskandinta įvairiuose stalčiuose. Kaip visada oficialioji Lietuvos valdžia, prisidengdama narystę NATO ir Europos struktūrose, stengiasi mums eilinį kartą kabinti makaronus ant ausų per savo pavaldžias medijos struktūras apie tai, kad Lietuva yra teisinė valstybė. Bet mes, lietuviai, kurie dar spėjo pagyventi sovietmečiu, puikiai suprantame, kas yra valstybinis užsakymas. Norime to ar nenorime,
tenka prisiminti Stalino posakį. Nėra žmogaus, nėra problemų. Kiek šitas posakis susijęs su Kedžio atveju, spręskite patys. Bet faktas yra tai, kad praėjus 20 metų po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, neteisybė ir korupcija Lietuvoje privertė per 500 000 jos piliečių nusivilti Lietuvos valdžia ir pasitraukti iš tėvynės neribotam laikui. Kasmet šis skaičius pasipildo 20–30 000. Žmonės Lietuvoje neišgali apsiginti savo teisybės, nes teismai tapo neteisingumo, o teisėjų biznio ir įteisinto piniginio plėšikavimo vieta. Kaip taisyklė, teisus tapo tas, kas turi didesnę piniginę. Net patarlė atsirado. Pinigų neturėti, į teismą nevaikščioti. Klausiu jūsų, argi tai normalu? Aš sakau ne. Aš sakau ne teisėjų savivaldžiavimui. Aš sakau ne Lietuvos teisiniam prievartavimui. Aš sakau ne pedofilijai teisme ir Lietuvos valdžios struktūrose. Aš sakau dar kartą ne teisiniam nihilizmui Lietuvoje. Todėl ir esu šiandien čia kartu su jumis, mėly tautiečiai. Ir paskutinė informacija. Naudodamis progą, noriu pakviesti jūs atvykti kartu, išreikšti solidarumą gegužės 30 dieną į Lietuvių sodybą, į esančią Sekminių šventę. Jūs galite atvažiuoti drąsiai su tėvais, su vaikučiais, su šeima, būsite saugus ir jausitės kaip namuose. Ačiū už dėmesį. Ačiū, Einarai. Ačiū. Jūs tik girdėjote kvietimą į Sekmines, aš manau, kad tai yra gera proga susirinkti dideliai grupėje žmonių ir išsakyti galbūt dar stipriau, negu kad mes čia esam susirinkę. Na, o aš kiek vėliau kalbėsiu atskirai, pasakysiu dar daugiau kokių yra minčių. Dabar kviečiu Ingą, prašau pristatyti tekstą. Prašymas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui. Mes žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai esame nepatenkinti prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų veiksmais, taip vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje, pažeidžiančiais Lietuvos konstitucijos nuostatas bei vaiko ir žmogaus teisės ir reikalaujame įvardinti bei patraukti baudžiamojamą atsakomybę visus mažamečių mergaičių atžvilgių nusikalstamas veikas galimai atlikusius asmenis, tame tarpe dukters seksualinėme išnaudojime ir tvirkiname dalyvavusią Laimutę Stankūnaitę. Andriaus Ūso nusikalstamą veiklą iš tvirkinimo perkvalifikuoti į seksualinio prievartavimo. Taip pat Kėdainių rajono apylinkės teisėją Varsackį patraukti baudžiamojon atsakomybėn už piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi, už nutarties dėl Kėdytės gyvenamosios vietos nustatymo priėmimą be visų vaiko apsaugos tarnybos išvadų privalomų tokio pobūdžio bylose. Pasirašo visi sutinkantys. Sveiki, pirmiausia, norėčiau perduoti jums linkėjimus iš Airijos. Gavau informaciją, kad jie tuo pačiu metu tenais susirinko mūsų tautiečiai ir jų yra tenais apie 100 šiuo metu. Tai jie perduoda jums nuoširdžiausius linkėjimus ir padėką, kad mes esam kartu su jais. Taip pat šiandien tikriausiai žinot ir Čikagoje taip pat vyks protestai ir Danijoje, nežinau tiksliai kitais kada. Taip pat norėčiau atkreipdėmėsi, kad kada Garliavoje aplink namą vyko pats timčiausias momentas, man atrodo ketvirtadienis, ir kada vyrai tenais šaukė gėda prokurorams, gėda politikams, gėda prezidentei, jie sakė ačiū emigrantams. Deja, žiniasklaida daugumo iškirpo šitą vietą ir tik tais viena Kauno diena, man atrodo, šitą faktą paminėjo. Tai mūsų visų susitelkimas nenueina veltui ir tai yra tikrai labai svarbu. Ir jums dėkoja tie likę Lietuvoje ir pamatę mūsų iniciatyvą, čia yra labai daug šiltų atsiliepimų komentaruose, jeigu jūs pasižiūrite straipsnius, jūs tikriausiai tą matot patys.